šitas bendras projektas taip nueitų į istorijos analus. Taigi mes per Telšių praktikas ministrė pirmininkė ką padarėm? Mes įkūrėme separatistinę konstitucinę monarchiją su administraciniu valdymo centru Telšiuose. Galbūt mes tą progą galim paskaityti mūsų nutarimą? Gerai. Duokit kelią. 3, 2, 1. Nutarimas. Balkonų atstovų Izabelės Žebnickaitės ir Manto Podžiukaičio vienbalsiu nutarimu savo praktikose mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus 2025 metų birželio 25 dieną kreipėmės ant viso svieto šiuo išsišokimu. Balkoninė asamblėja, kaip legitimus juridinis organas, su niekom nesikonsultavę, skelbėme liusuojantis Telšių krašto žemės ir įtvirtiname naują, nepribūmingą parlamentinės monarchijos pamatais suręstą Septkalnijos karalystę, padalintą į 7 gubernijas su sostinė Telšiuose. Tad taip pasielgdami, atsaistome kraštą nuo visų ligšioliai buvusių ryšių su kitomis valstybėmis, išskyrus elektros, vandens ir šilumos tiekimo infrastruktūros. Sykiu, Balkoninė asamblėja, vadovaudamasi giliai šaknis įleidusiais istoriniais krašto saitais su kilmingomis dinastijomis, šventuoju aukščiausiojo valios pavedimu karalystės monarchu pripažįsta Augustą Bidlauską. Šiom titulum jam prišliejamos visos teisės į valstybės valdymą, rūpybą ir akcijas. Teisės aktų, šiukšlių reikalų, pensijų ir elementų išmokų apipavidalinimą galutinai nustato naujai išrinksimo Balkoninės parlamentas, kurio bus pakeista laikinoji Balkoninė asamblėja. Visi kiti niuansai bus aptarti prie kavos ir arbatos. Parašai Izabelė Žebnickaitė, Mantas Podžiukaitis, Jo ekscelencija Rex Augustas Bidlauskas, Septkalnijos karūna, Germanto vaivada, Blogmanto bajoras Didikas, Fainas Fainulka, Maščio Poseidonas, Jevojaus Saulė, Svolčiaus Bastūnas, Dievo krėslo šildytojas atiduoda mums savo butą. Nuo peržiūrų laikotarpių Telšiuose atsirado šiek tiek patobulinimų šiam projektui, kuris atrodytų galėtų tęstis ir tęstis į ateitį. Teisingai. Taigi, dalis gal to laiko mano buvo ir suvalgyta, kuriant štai šitą realų straipsnį, kurį galite apsilankyti internete Wikipedijos, kuriame yra surašyta visa informacija apie šią valstybę su papildoma medžiaga. Jinai tik tai anglų kalba, kad būtų prieinama tarptautinė bendruomenė. Taip pat kviečiame visus norinčius tapti piliečiais ir įsigyjant šį pasą, kurį mes, jums išduosime su fotografija. Bet skubu pabrėžti, kaip parašyta pasaporto svarbumą ir biškė konstitucijos skiltyje. Pirmų numerių. Septkalnijos karalystė gal dotuot kraštą pilietybę, išrašydama pasaportą. Ale sumislėma, končilvieks piliečių tapsmas. Kožnas sprendžia savo mastalą. Tas turtat garse, a nebylę sušnekėt esu nuo Septkalnijos ėjęs ir supuotiriau 3 šventas Marijas. Todėl svarbiausia punktų numeris 3. Septkalnijos pilietis ir pilietis belekur ant sranduos, septkalnetiškumas ir inširdžių. Net jei neturėsit šio paso, vis tiek gali būti septkalniečiai. Ministrė pirmininkė. Malonu. Ačiū Jums.